Viking kultivatorių paskirtis – palengvinti žemės ūkio darbus ir nedidelių žemės plotų apdirbimą. Todėl jie jau daugelį metų yra sodininkų, žemdirbių ir gamtosaugininkų pagalbininkai. Dėl efektyvumo ir kompaktiško dizaino jie tinkami bet kokiems darbams. Platus pagalbinės įrangos pasirinkimas ir neįtikėtinas pačios mašinos manevringumas kultivatoriaus panaudojimą išplečia iki išties didelio galimybių diapazono. Viking asortimente esama kelių tipų galingumų ir dydžių kultivatorių su benzininiais vidaus degimo varikliais, kurių frezos plotis svyruoja nuo 42 iki 82 cm, o varikliai išvysto nuo 3,5 iki 5,5 arklio jėgų galią. Todėl tiek didesnio, tiek ir mažo žemės ploto šeimininkas ras sau tinkantį Viking kultivatorių. Kartu su kultivatorium VH440, 540 ar 660 sodininkai, ūkininkai ir teritorijų priežiūros specialistai įsigyja įrenginį galintį ne tik išpurenti žemę, bet kartu atliekantį ir daugybę kitų funkcijų visais metų laikais. Su gausia įranga ir specialiais priedais galima atlikti įvairiausius darbus, pavyzdžiui, stambiai sukapoti ir kasti kompostą ar nustumdyti sniegą žiemą. Lygiai taip pat kaip ir vėjapjūvių, taip ir žemės kultivatorių rankiną galima pasukti dirbant prie tvorų ar medžių. Ją galima nulenkti sandėliuojant ar transportuojant. Visi Viking kultivatoriai turi papildomą didelį, uždedamą arba atlenkiamą atraminį ratą paprastam įrenginio transportavimui į kitą vietą. Viking garantuoja dėl ypač tvirtų frezų ir paties kultivatoriaus patikimumo. Nuo čia apgalvota viskas iki menkiausių smulkmenų, nuo tvirtumo iki saugumo. Netyčia nepavyks perjungti pavaros ar susižeisti varančiąją frezos grandinę, kuri uždengta priveržta metalo apsauga. Ten, kur reikia apdirbti didesnius plotus, Viking kultivatoriai būtini. Juose sumontuotas galingas variklis, pavaros į priekį ir atgal, todėl darbas einasi sparčiai. Lengva šių įrenginių konstrukcija ir manevringumas pasiteisina visų pirma naudojant juos siaurose sklypuose, kuriuose yra lengva ir vidutinio sunkumo žemė.